Apreiškimas Jonui, 1 skyrius. Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų savo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per savo pasiųstą angelą jis padarė jį žinomą savajam tarnui Jonui, kuris paliudijo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą, visą, ką buvo matęs. Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti. Jonas 7 Azijos bažnyčioms, malonė ir ramybė jums nuo to, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina. Ir nuo 7 dvasių esančių prieš jo sostą. Ir nuo Jėzaus Kristaus, ištikimojo liudytojo, mirusiųjų pirmagimio, žemės karalių valdovo, tam, kuris pamilo mus ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karalystę bei kunigus, savo Dievui ir Tėvui. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Štai jis ateina su debesimis ir išvys jį kiekviena akis, net ir tie, kurie jį perdūrė, ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen. Aš esu Alfa ir Omega, pradžia ir pabaiga, sako Viešpats, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, visagalis. Aš Jonas, jūsų brolis ir sielvarto karalystės ir Jėzaus Kristaus kantrybės bendrininkas, buvau saloje vardu Patmas ir dėl Dievo žodžio ir Jėzaus Kristaus liudijimo aš buvau dvasios pagautas viešpaties dieną ir išgirdau už savo nugaros galingą balsą, tarsi trimitą sakantį: Aš esu Alfa ir Omega, pirmasis ir paskutinysis. Ką matai, surašyk į knygą ir pasiųsk 7 bažnyčioms Azijoje - į Efezą, Smirną, Pergamą, Tiatyrus, Sardus, Filadelfus ir Laodikėją. Tuomet aš atsigręžiau pažiūrėti balso kalbėjusio su manimi ir atsigręžęs išvydau 7 aukso žibintuvus, o 7 žibintuvų viduryje panašų į žmogaus sūnų apsivilkusį ilgą mantiją ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. Jo galva ir plaukai buvo balti kaip balčiausia vilna ar sniegas, jo akis tarsi ugnies liepsna, jo kojos panašios į krosnį įkaitintą skaistvarį ir jo balsas buvo tarytum daugybės vandenų šniokštimas. Dešinėje rankoje jis laikė 7 žvaigždes. Iš jo burnos ėjo aštrus dviešmenis kalavijas, o jo veidas buvo tarytum saulė, spindinti visų skaistumu. Jį išvydęs aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas, bet jis uždėjo ant mane savo dešinę ir prabilo: Nebijok, aš esu pirmasis ir paskutinysis ir gyvasis. Aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžių amžius. Amen. Aš turiu mirties ir pragaro raktus. Tad užrašyk tai, ką regėjai, kas yra ir kas turi vėliau įvykti. Štai 7 žvaigždžių, kurias matei mano dešinėje, ir 7 aukso žibintuvų paslaptis. 7 žvaigždės tai 7 bažnyčių angelai, o 7 žibintuvai, kuriuos matei, tai 7 bažnyčios. 2 skyrius. Efezo bažnyčios angelui rašyk, tai sako tas, kuris laiko savo dešinėje 7 žvaigždes, kuris vaikščioja tarp 7 aukso žibintuvų. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo ištvermę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyriai tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra. Ir radai juos esant melagius. Tu ištvėriai, esi kantrus ir dėl mano vardo triūsiai ir nepailsai. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei neatgailausi, greitai ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Savo naudai tu turi, kad nekenti Nikolaitų darbų, kurių ir aš nekenčiu. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia kalba bažnyčioms. Nugalėtojai aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojaus viduryje. Smirnos bažnyčioms angelui rašyk, tai sako pirmasis ir paskutinysis, kuris buvo miręs ir štai gyvas. Aš žinau tavo darbus ir priespaudą, ir tavo skurdą, o vis dėlto tu turtingas, ir kaip tau piktažodžiauja tie, kurie sakosi esą žydai, bet nėra tokie, o tik šėtono sinagoga. Nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti,
Jūsų laukia 10 dienų priespauda, būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčioms. Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties. Pergamono bažnyčioms angelui rašyk, tai sako tas, kuris turi aštrų dviešmenę kalaviją. Aš žinau tavo darbus ir kur tu gyveni. Ten, kur šėtono sostas, bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neišsigyniai mano tikėjimo, net tomis dienomis, kada pas jus, kur gyvena šėtonas, buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas. Vis dėlto turiu šitą prieš tave. Tu tenai turi besilaikančių Balamo mokslo, kuris mokė Balaką suvedžioti Izraelio sūnus, kad šie valgytų stabams aukojamas aukas ir ištvirkautų. Ir tu taip pat turi besilaikančių Nikolaitų mokslo, kurio aš nekenčiu. Tada atgailauk, o jei ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalaviju. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčioms. Nugalėtojai aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tik tai gavėjas. Tiatyrų bažnyčios angelui rašyk, tai sako Dievo sūnus, kurio akis tarytum ugnies liepsna ir kurio kojos panašios į skaistvarį. Žinau tavo darbus, tavo meilę, tikėjimą, tarnystę, ištvermę ir kad tavo paskutinieji darbai didesni už pirmuosius, bet aš turiu šitą prieš tave. Tu leidi moteriški Jezabeliai, kuris sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams paaukotas aukas. Aš jai daviau laiko atgailauti dėl ištvirkavimo, bet ji neatgailavo. Štai aš ją nublokšiu į ligos patalą, o ištvirkeliu su ją į didelį sielvartą, jeigu jie neatgailaus dėl savo darbų. Jos vaikus išžudysiu ir visos bažnyčios sužinos, kad aš esu tas, kuris ištiria giliausias mintis ir širdis. Aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus, o jums ir kitiems tieteriečiams, kurie nesilaiko nuo mokslo, kurie taip sakosi nėra pažinę šėtono gelmių, aš sakau, neužkrausiu jums kitokios naštos, tik tai tvirtai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu. Tam, kuris nugalė reikia galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti tautas, jis ganys jas geležinė lazda ir jos bus sudaužytos tarsi moliniai indai, kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo tėvo. Ir jam duosiu aušrinę žvaigždę, kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčioms. Trečias skyrius. Sardų bažnyčios angelui rašyk, tai sako tas, kuris turi 7 Dievo dvasias ir 7 žvaigždes. Aš žinau tavo darbus. Tave vadina gyvu, o tu esi miręs. Budėk ir stiprink, kas dar yra ir merdi. Aš nerandu tavo darbų, kurie būtų pabaigti Dievo akivaizdoje. Todėl prisimink, kaip priėmei ir išgirdai. Laikykis to ir atgailauk. Jeigu nebudėsi, ateisiu kaip vagis ir nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Vis dėlto, tu sarduose turi keletą asmenų, kurie nesutepė savo drabužių. Jie vaikščio su manimi apsirengę baltai, nes jie to verti. Taigi nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvo ir jo angelų akivaizdoje. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčioms. Filadelfų bažnyčios angelui rašyk, tai kalba šventasis, tikrasis turintis Dovido raktą, tas, kuris atidaro ir niekas negali uždaryti. Uždaro ir niekas negali atidaryti. Aš žinau tavo darbus. Štai aš atvėriau prieš tave duris ir niekas nebegali jų uždaryti. Nedaug turi jėgų, bet išsaugai mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Štai aš tau duodu tuos iš šėtono sinagogos, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja, taigi padarysiu, kad jie ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš pamilau tave. Kadangi tu išlaikei mano kantrybę žodį, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Štai aš veikiai ateinu, tvirtai laikyk, ką turi, kad niekas netimtų tavo vainiko. Nugalėtoje aš padarysiu ramščius savo Dievo šventykloje, ir jis jau nebeišeis laukan.
Užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo ir savo naująjį vardą. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčioms. Lodikėjos bažnyčioms angelui rašyk. Tai skelbia. Amen. Ištikimasis ir tikrasis liudytojas, Dievo kūrinijos pradžia. Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nebereikia, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad praloptum baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Tuos, kuriuos myliu, aš baru ir drausminu. Būk tad uolus ir atgailauk. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojai aš duosiu atsisėsti šalia savęs savo soste, kaip ir aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo, jo soste. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčioms. 4 skyrius. Paskui aš pamačiau ir štai atvertos duris danguje, ir pirmasis balsas, kurį girdėjau gaudžiant tarsi trimitą, kalbėjo: Užženk čionai ir tau parodysiu, kas toliau turi įvykti. Bematant mane ištiko dvasios pagava, ir štai danguje buvo sostas, o soste sėdintysis. Jo išvaizda buvo panaši į jaspio ir sardžio brangakmenius, o vaivorykštė juosinti sostą buvo panaši į smaragdą. Aplinkui sostą regėjau 24 sostus ir tuose sostuose sėdinčius 24 vyresniuosius baltais drabužiais. Jų galvas puošia aukso vainikai. Nuo sosto ėjo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai. 7 deglai liepsnojo prieš sostą, o tai yra 7 Dievo dvasios. Prieš sostą tviskėjo tarsi stiklo jūra, panašiai krištolą. Sosto viduryje ir aplinkui sostą buvo 4 būtybės, pilnos akių iš priekio ir iš nugaros. Pirmoji būtybė buvo panašiai liūtą, antroji būtybė buvo panašiai veršį, trečioji būtybė turinti tartum žmogaus veidą, ketvirtoji būtybė panašiai skrendanti erelį. Kiekviena iš 4 būtybių turėjo po 6 sparnus. Aplinkui ir viduje jos buvo pilnos akių. Ir be paliovos dieną ir naktį jo šaukė: Šventas, 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 viešpats visagalis Dievas, kuris buvo, kuris yra ir kuris ateina. Ir kiekvieną kartą, kai būtybės teikia sėdinčiajam soste gyvenančiam per amžius, šlovę, pagarbą ir padėką, 24 vyresnieji parpuldavo prieš sėdintį į sostę, pagarbindavo gyvenantį jį per amžius ir numesdavo savo vainikus prieš sostą sakydami: Vertas esi, o viešpate, priimti šlovę, pagarbą ir jėgą, nes tu visą sutvėrei, tavo valia visa yra ir buvo sutverta. 5 skyrius. Ir aš pamačiau sostę sėdinčią dešinėje knygos ritinį, prirašytą iš vidaus ir išorės, užantspauduotą 7 antspaudais, ir pamačiau galingą angelą skelbiantį garsiu balsu: Kas yra vertas atversti knygą ir nuplėšti nuo jos antspaudus? Bet niekas nei danguje, nei žemėje, nei po žemę negalėjo atversti knygos, nė pažiūrėti į ją. Ir aš garsiai raudojau, kad neatsirado verto atversti ir skaityti knygą ar pažiūrėti į ją. Tada vienas iš vyresniųjų man tarė: Neverk, štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovido atžala, kad atverstų knygą ir nuplėštų 7 jos antspaudus. Ir pamačiau, štai sosto ir 4 būtybių bei vyresniųjų viduryje stovėjo avinėlis, tarytum užmuštas, turintis 7 ragus ir 7 akis, kurios yra 7 Dievo dvasios, siųstos į visą žemę. Jis priėjo ir paėmė knygą iš sostės sėdinčioje dešinės. Kai jis paėmė knygą, 4 būtybės ir 24 vyresnieji parpuolė prieš avinėlį, kiekvienas laikydamas rankose arfą ir aukso indus, pilnus smilkalų. Tai yra šventųjų maldų. Ir jie giedojo naują giesmę, skelbdami: Vertas esi paimti knygą ir atplėšti jos antspaudus, nes buvai užmuštas ir atpirkai Dievui savo krauju mus iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių, ir iš mūsų padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus, ir mes viešpatausime žemėje.
Aš pažvelgiau ir išgirdau balsus, daugybės angelų aplinkui sostą, būtybių ir vyresniųjų, jų skaičius buvo mirijadų mirijadai ir tūkstančių tūkstančiai. Jie skelbė garsiu balsu: vertas avinėlis, kuris buvo užmuštas, priimti garbę ir turtus, ir išmintį ir stiprybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir palaiminimą. Ir girdėjau, kaip visi kūriniai esantis danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbė: sėdinčiajam soste ir avinėliui tebūnie palaiminimas ir pagarba, ir šlovė, ir valdžia per amžių amžius. Keturios būtybės sakė: Amen. O 24 vyresniai puolė ant žemės ir pagarbino gyvenantį jį per amžių amžius. Šeštas skyrius. Ir aš mačiau, kaip avinėlis atplėšė pirmąjį iš antspaudų ir išgirdau vieną iš keturių būtybių tartum griaustinio balsu šaukiant: ateik ir žiūrėk! Aš pažvelgiau ir štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis turintis lanką. Jam buvo duotas vainikas ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar kartą nugalėtų. Kai jis atplėšė antrąjį antspaudą, aš išgirdau antrąją būtybę sakant: ateik ir žiūrėk! Ir pasirodė kitas žirgas, ugniaspalvis, ir jo raiteliui buvo duota atimti žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų. Jam buvo duotas didelis kalavijas. Kai avinėlis atplėšė trečiąjį antspaudą, išgirdau trečiąją būtybę sakant: ateik ir žiūrėk! Aš pažiūrėjau ir štai pasirodė juodas žirgas, o raitelis turėjo savo rankoje svarstyklės. Ir aš išgirdau balsą keturių būtybių viduryje sakant: kviečių saikas už denarą, 3 miežių saikai už denarą, bet aliejui ir vynui nedaryk skriaudos. Kai atplėšė ketvirtąjį antspaudą, išgirdau ketvirtosios būtybės balsą sakant: ateik ir žiūrėk! Aš pažvelgiau ir štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo mirtis, ir paskui jį sekė pragaras. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemę žudyti kardu, badu, mirtimi ir žemės žvėrimis. Kai avinėlis atplėšė penktąjį antspaudą, pamačiau po aukurų sielas, nužudytojų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurio jie laikėsi. Jie šaukė garsiu balsu, klausdami: kaip ilgai šventasis ir teisusis valdove, neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams. Tada kiekvienam iš jų buvo duotas baltas drabužis, ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputėlį palūkėtų, kol skaičių papildys jų draugai ir broliai, kurie bus nužudyti kaip ir jie. Aš mačiau, kaip jis atplėšė šeštąjį antspaudą, ir štai kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip ašutinis maišas, mėnulis tapo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn. Tarytum stiprus vėjo purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius. Dangus nutilo tarsi suviniotas knygos ritinys, ir kiekvienas kalnas ir sala buvo išjudinti iš savo vietų. Ir tada žemės karaliai, didžiūnai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai ir visi vergai ir visi laisvėjai pasislepia urvuose ir tarp kalnų uolų. Jie šaukia kalnams ir uoloms: griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlio rūstybės, nes atėjo didiojo rūstybės diena, ir kas gali išstovėti? 7 skyrius. Po to aš regėjau 4 angelus, stovinčius 4 žemės kampuose, laikančius 4 žemės vėjus, kad vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į medžius. Ir išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turinti gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu 4 angelams, kuriems buvo duota kenkti žemė ir jūrai: nekenkite nei žemė, nei jūrai, nei medžiams, kol nepaženklinsime antspaudų savo Dievo tarnų kaktas. Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių: 144 tūkstančiai paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių. Iš Judo giminės 12 tūkstančių paženklintųjų, iš Rubino giminės 12 tūkstančių, iš Gado giminės 12 tūkstančių, iš Asero giminės 12 tūkstančių, iš Neftalio giminės 12 tūkstančių, iš Manaso giminės 12 tūkstančių, iš Simeono giminės 12 tūkstančių, iš Levio giminės 12 tūkstančių, iš Isacharo giminės 12 tūkstančių, iš Zabulono giminės 12 tūkstančių, iš Juozapo giminės 12 tūkstančių, iš Benjamino giminės 12 tūkstančių paženklintųjų. Paskui regėjau štai milžinišką minią, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti. Iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų, visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu:
Išgelbėjimas iš mūsų Dievo sėdinčio soste ir avinėlio. Visi angelai stovintis aplink sostą, vyresniuosius ir 4 būtybės parpuolė prieš sostą veidai žemėn ir pagarbino Dievą, sakydami: Amen, palaiminimas ir šlovė, ir išmintis, ir padėka, ir garbė, ir jėga, ir galybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen. Tuomet vienas iš vyresniųjų tarė man: Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie apsivilkę baltais apsiaustais? Aš jam atsakiau: Viešpatie, tu žinai. Ir jis man tarė: Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbalino avinėlio krauju. Todėl jie yra prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną ir naktį jo šventykloje. O sėdintysis soste išskleis ant jų savo palapinę. Jie daugiau nebelgs ir nebetrokš, nebekepins jų saulė, nei jokia kaitra, nes avinėlis, kuris sosto viduryje juos ganys ir vedžios prie gyvojo vandens šaltinių, ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. 8 skyrius. Kai avinėlis atplėšė 7 antspaudą, danguje pusvalandžiui pasidarė tylu, ir aš išvydau 7 angelus stovinčius Dievo akivaizdoje, ir jiems buvo įteikti 7 trimitai. Atėjo dar vienas angelas ir atsistojo prie aukuro, laikydamas aukso smilkytuvą. Jam buvo duota daug smilkalų, kad jis aukotų juos su visų šventųjų maldomis ant auksinio aukuro priešai sostą. Ir pakilo smilkalų dūmai su šventųjų maldomis iš angelo rankų Dievo akivaizdon. Po to angelas paėmė smilkytuvą, pripildė jį aukuro ugnies ir sviedė į žemę. Sugriaudė griausmai, pakilo šauksmai, subliksėjo žaibai, sudrebėjo žemė. 7 angelai turintys 7 trimitus pasiruošė trimituoti. Sutrimitavo pirmasis angelas ir radosi kruša ir ugnis, sumišę su krauju, ir tai buvo numesta žemėn. Ir išdegė trečdalis medžių bei visa žaliuojanti žolė. Sutrimitavo antrasis angelas, ir tarytum didžiulis kalnas, liepsnojantis ugnimi, buvo sviestas į jūrą, ir trečdalis jūros pavirto krauju. Trečdalis jūros padarų, turinčių gyvybę, išdvėsė, ir trečdalis laivų buvo sunaikinti. Ir sutrimitavo trečiasis angelas. Tada iš dangaus nukrito didelė žvaigždė, liepsnodama tarsi deglas, ir nukrito ant trečdalio upių ir ant vandens šaltinių. Žvaigždės vardas yra Metėlė, ir pavirto trečdalis vandenų į Metėlę, ir daugybė žmonių mirė nuo vandens, nes jis pasidarė kartus. Ir sutrimitavo ketvirtasis angelas. Tuomet buvo užgautas trečdalis saulės, trečdalis mėnulio ir trečdalis žvaigždžių, taip, kad trečdalis jų užtemtų, ir diena bei naktis prarastų trečdalį šviesumo. Aš regėjau ir girdėjau dangaus vidurio lekiantį angelą, kuris garsiu balsu skelbė: Vargas, vargas, vargas žemės gyventojams nuo besirengiančių ištrimituoti kitų 3 angelų trimitų garsų. 9 skyrius. Ir sutrimitavo 5 angelas. Aš išvydau žvaigždę nukritusią iš dangaus žemėn. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio. Ji atidarė bedugnę šulinį ir išsiveržė dūmai iš šulinio, tarytum iš milžiniškos krosnės, ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų. O iš dūmų pasipylė žemėn skeriai, ir jiems buvo duota galia, kaip turi galę žemės skorpionai. Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žoliai, nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo. Ir jiems buvo leista nežudyti žmonės, bet kankinti 5 mėnesius. Jų kankinimas it kankinimas skorpiono, kai jis įgelia žmogui. Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras. Trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų. Skerių išvaizda panašiai į žirgų, parengtų kautynėms, ant jų galvų tartum vainikai, panašus į auksą, ir jų veidai tartum žmonių veidai. Jie turėjo plaukus panašius į moterų plaukus, o jų dantis buvo lyg liūtų dantis. Jie turėjo šarvus tarsi geležinius krūtinšarvius, o jų sparnų garsai buvo kaip bildesys daugybės vežimų ir žirgų, bėgančių į mūšį. Jie turi uodegas panašias į skorpionų ir geluonės uodegose. Jie turi galę kenkti žmonėms 5 mėnesius. Jie turi savo karalių, bedugnės angelą, kurio vardas hebrajiškai Abadonas, o graikiškai tas vardas Apalionas. Pirmoji neganda praėjo, štai iš paskos eina dar 2 negandos. Ir sutrimitavo 6 angelas.
Aš išgirdau balsą nuo 4 ragų, auksinio aukuro, stovinčio Dievo akivaizdoje. Jis sakė 6 angelui turinčiam trimitą: Paleisk 4 angelus, kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės. Ir buvo atrišti 4 angelai, paruošti nustatytą valandą, dieną, mėnesį ir metais išžudyti trečdalį žmonių. Jų kariuomenės skaičius, aš išgirdau jų skaičių, buvo 2 milijardų raitelių. Taigi aš mačiau regėjime žirgus ir raitelius, ugniaspalviais, violetiniais ir geltonais krūtinšarviais. Žirgų galvos atrodė kaip liūtų galvos, o iš jų nasrų veržėsi ugnis, dūmai ir siera. Trečdalis žmonių žuvo nuo šitų 3 piktenybių, nuo ugnies, dūmų ir sieros besiveržiančių iš jų nasrų. Mat jų gale yra jų nasruose ir jų uodegose, jų uodegos panašios į gyvatės ir turi galvas, kuriomis kenkia. Bet likusieji žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių išžudyti, neatgailavo dėl savo rankų darbų, kad nebegarbintų demonų ir auksinių, sidabrinių, žalvarinių, akmeninių ir medinių stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. Jie taip pat neatgailavo dėl savo žmogžudysčių, žinevimų, ištvirkavimų ir vagysčių. 10 skyrius. Aš išvydau dar vieną galingą angelą nužengiantį iš dangaus, apsisiautusi debesimi, jo galva supo vaivorykštė, veidas švitėjo kaip saulė ir kojos tarsi ugnies stulpai. Jis laikė rankoje išviniuotą knygelę ir jis atsistoja dešinėje koja ant jūros, o kairiąją ant sausumos. Ir ėmė šaukti galingų balsu, tartum riaumojantis liūtas, kai jis sušuko, atsiliepė 7 griaustiniai savais balsais. 7 griaustiniams prabilus savais balsais, puoliau rašyti, bet išgirdau iš dangaus balsą sakantį man: užantspauduok, ką pasakė 7 griaustiniai, ir to nerašyk. O angelas, kurį mačiau stovint ant jūros ir ant sausumos, pakėlė savo ranką į dangų ir prisiekė gyvenančiuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir visa, kas jame, žemę ir visa, kas joje, bei jūrą ir visa, kas joje, kad laiko daugiau nebebus, bet 7 angelo trimitavimo dienomis bus baigta Dievo paslaptis, kaip jis yra paskelbęs gerąją naujieną savo tarnams, pranašams. Tuomet balsas, kurį girdėjau iš dangaus, vėl ėmė kalbėti man ir tarė: Eik, paimk atviniuotą knygelę iš angelo rankos, stovinčio ant jūros ir sausumos. Aš nuėjau pas angelą ir paprašiau, kad duotų man knygelę, o jis man tarė: Imk ir suvalgyk ją. Ji bus karti viduriuose, bet burnoje ji bus saldi kaip medus. Ir aš paėmiau knygelę iš angelo rankos ir ją suvalgiau. Ji buvo mano burnoje saldi tarytum medus, bet kai prarijau, mano viduriuose ji apkarto ir sako man: tu turi vėl pranašauti apie daugelį žmonių, tautų, kalbų ir karalių. 11 skyrius. Man buvo duotas nendrinis matas, panašus į lazdą, ir pasakyta: kelkis ir išmatuok Dievo šventyklą, aukurą ir tuos, kurie tenai garbina, o išorinį šventyklos kiemą praleisk. Palik, nematok juo, nes jis skirtas pagonėms. Jie tryps šventąjį miestą 42 mėnesius. Aš duosiu galią savo 2 liudytojams ir jie apsivilkę ašutinėmis pranašaus 1260 dienų. Jie yra 2 alyvmedžiai ir 2 žibintuvai, stovinti žemės Dievo akivaizdoje. Jei kas panorės juos skriausti, iš jų burnos išsiverš ugnis ir praris jų priešininkus. Jei kas norės jiems kenkti, tas irgi taip žus. Jiedu turi valdžią užrakinti dangų, kad jų pranašavimo dienomis nelytų lietus, ir turi valdžią vandenis paversti krauju ir ištikti žemę bet kokią negandą, kada tik panorės. Kai jie baigs liudyti, žvėris išlindęs iš bedugnės kovos su jais, nugalės ir nužudys juos. Jų lavonai gulės gatvėje didžiojo miesto, kuris dvasinė prasme vadinama Sodoma ir Egiptu, kur ir mūsų viešpats buvo nukryžiuotas. Tada įvairių tautų, genčių, kalbų ir giminių žmonės matys jų lavonus 4 dienos ir neleis jų lavonų palaidoti kape. Žemės gyventojai džiūgaus dėl jų ir linksminsis, ir siūs vieni kitiems dovanas, nes tie 2 pranašai vargino žemės gyventojus. O po 4 dienos gyvybės dvasia nuo Dievo įžengė į juodu, jie pašoko ant kojo ir didžiulė baimė pagavo tuos, kurie į juos žiūrėjo. Ir jie išgirdo galingą balsą iš dangaus, kuris jiems šaukė: užženkite šiandien. Ir juodu užžengė į dangų debesyje.
o jų priešai žiūrėjo į juodu. Ta pačia valandą kilo stiprus žemės drebėjimas ir 10 dalis miesto sugriuvo. Nuo žemės drebėjimo žuvo 7 000 žmonių, o likusieji baimės apimti atidavė šlovę dangaus dievui. Antroji neganda praėjo štai greit, artinasi trečioji neganda. Sutrimitavo 7 angelas, danguje pasigirdo galingi balsai, kurie skelbė: Šio pasaulio karalystės tapo mūsų viešpatės ir jo Kristaus, ir jis karaliaus per amžių amžius. O 24 vyresnieji, sėdinti savo sostuose Dievo akivaizdoje, parpuolė veidai žemėn ir garbino Dievą, sakydami: Dėkojame tau, o viešpate, visagali Dieve, kuris esi ir kuris buvai, ir kuris ateini, kad pasiėmei savo didžiąją galę ir pradėjai viešpatauti. Tautos iširdo ir atėjo tavo rūstybė. Metas teisti mirusius ir atlyginti tavo tarnams, pranašams ir šventiesiems, ir visiems bijantiems tavojo vardo, mažiems ir dideliems, ir metas sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė jo šventykloje jo sandoros skrynia. Ir radosi žaibai, balsai, griaustiniai, žemės drebėjimas ir didelė kruša. 12 skyrius. Ir didis ženklas pasirodė danguje. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojomis mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Ji buvo nešė ir šaukė, kentėdama sąrėmius bei gimdymo skausmus. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugniaspalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų ir su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė ją žemėn. Slibinas stojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų jos kūdikį. Ji pagimdė sūnų berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda, ir jos kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jos sosto. O moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta vieta, kad tenai ji būtų maitinama 1260 dienų. Ir kilo danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu, ir kovėsi slibinas bei jo angelai, bet jie nenugalėjo ir nebeliko jiems vietos danguje. Tai buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį: dabar atėjo mūsų Dievo išgelbėjimas, galybė, karalystė ir jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Ir jie nugalėjo jį avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės net iki mirties. Todėl džiūgaukite dangus ir jų gyventojai, bet vargas gyvenantiems žemėje ir jūrai, nes pas jūs numestas velnias, kupinas didelio įniršio, žinantis mažai beturys laiko. Slibinas pamatęs, kad yra nutrenkta žemėn, ėmė persekioti moterį, kuri buvo pagimdžiusi berniuką. Bet moteriai buvo duoti 2 didžiojo erelio sparnai, skristi į dykumą nuo gyvatės, į savo vietą, kur bus maitinama per laiką, laikus ir pusę laiko. Gyvatė paskui moterį išliejo iš savo nasrų vandenį, lyg upę, kad nuplukdytų ją bangomis. Bet žemė pagelbėjo moteriai, žemė tvėrė savo žiotis ir sugėrė upę, kurią slibinas buvo išliejęs iš savo nasrų. Ir įnirto slibinas prieš moterį ir metėsi kauti su kitais jos palikuonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus Kristaus liudijimą. 13 skyrius. Aš stovėjau ant jūros kranto ir išvydau iš jūros išnyrant žvėrį, turinti 7 galvas ir 10 ragų, o ant jo ragų buvo 10 diademų ir ant jo galvų piktažodžiavimo vardas. Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą, jo kojos tarytum lokio kojos, o jo nasrai lyg liūto nasrai. Slibinas jam davė jėgą, savo sostą ir didelę valdžią, ir aš mačiau vieną iš jo galvų tarsi mirtinai sužeistą.
tačiau jos mirštamoji žaizda užgijo. Ir visa žemė stebėdamisi nusekė paskui žvėrį. Žmonės garbino slibiną, kuris atidavė valdžią žvėriui. Jie garbino žvėrį sakydami, kas galėtų lyginti su žvėrimi ir kas galėtų su juo kovoti. Jam buvo duoti nasrai kalbėti išdidžiai bei piktažodžiauti ir duota valdžia taip daryti 42 mėnesius. Ir jis atvėrė nasrus piktažodžiauti Dievui, piktažodžiauti jo vardui, jo buveiniai ir dangaus gyventojams. Jam buvo duota kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms, ir jį garbins visi žemės gyventojai, kurių vardai neįrašyti nuo pasaulio sutvėrimo, nužudytojo avinėlio gyvenimo knygoje. Kas turi ausis, te klauso. Jei kas ima į nelaisvę, pats į nelaisvę eis. O kas žudo kalaviju, turės nuo kalavijo žūti. Čia pasirodo šventųjų ištvermė ir tikėjimas. Ir aš pamačiau kitą žvėrį ateinantį iš žemės. Jis turėjo du ragus, panašius į avinėlio, ir kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries valdžia jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgijo. Jis daro didžius ženklus, net žmonėms matant, nuleidžiant ugnį iš dangaus į žemę. Jis suvedžioja žemės gyventojais tais ženklais, kuriuos jam buvo duota daryti žvėries akise, sakydama žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, bet išgyveno. Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdui dvasią, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti ir padaryti taip, kad visi, kurie atsisakys garbinti žvėries atvaizdą, būtų nužudyti. Jis verčia visus mažus ir didelius, turtuolius ir vargšus, laisvuosius ir vergus pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad ne vienas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo ar žvėries vardo, ar jo vardo skaičiaus. Čia slypi išmintis, turintis išmanimą, te paskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius. Jo skaičius yra 666. 14 skyrius. Ir aš išvydau štai avinėlį stovintis ant Siono kalno, o su juo 144 tūkstančiai turintis jo tėvo vardą įrašytą savo kaktose. Aš išgirdau iš dangaus garsą tarsi daugybės vandenų šniokštimą ir tarsi galingo griaustinio dundėjimą. Garsas, kurį girdėjau, buvo tarytum arfininkų, skambinančių savo arfomis. Jie giedojo naują giesmę priešais sostą, 4 būtybės ir vyresniuosius, ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės išskyrus tuos 144 tūkstančius atpirktus iš žemės. Tai tie, kurie nesusitepė su moterimis, nes jie skaistus, tai tie, kurie lydi avinėlį, kur tik jis eina. Jie atpirkti iš žmonių, pirmieji vaisiai Dievui ir avinėliui. Jų lūpose nerasta apgaulės, jie bedėmės prieš Dievo sostą. Ir aš pamačiau kitą angelą, lekianti dangaus viduriu, turinti amžinąją evangeliją, kad ją paskelbtų žemės gyventojams, kiekvienai giminiai, genčiai, kalbai ir tautai. Jis šaukia galingų balsu: bijokite Dievo ir atiduokite jam šlovę, nes atėjo jo teismo valanda. Šlovinkite tą, kuris sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius. Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė: krito, krito Babelė, didis miestas, kuris savo paleistuvystės įniršio vyno nugirdė visas tautas. Ir trečias angelas lydėjo jo šaukdamas skardžiu balsu: kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą bei priima ženklą ant savo kaktos ar rankos, tas gers Dievo įniršio vyno įpilto ir net miešto jo rūstybės taurėje ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir avinėlio akivaizdoje. Jų kankinimo dūmai kils per amžių amžius ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį, tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir priima jo vardo ženklą. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris man sakė: rašyk, nuo šiol palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje.
Taip sako dvasia, kad atilsėtų nuo savo vargų ir jų darbai seka juos. Ir aš regėjau štai baltas debesis, o ant debesies sėdėjo panašus į žmogaus sūnų, ant galvos jis turėjo auksą vainiką, o rankoje aštrų pjautuvą. Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas, kuris šaukia galingų balsų sėdinčiajam ant debesies. Paleisk darban savo pjautuvą ir pjauk, atėjo tau valanda pjauti, nes žemės derlius prinoko. Tuomet sėdintysis ant debesies nusviedė savo pjautuvą žemėn ir žemės derlius buvo nupjautas. Dar kitas angelas išėjo iš dangaus šventyklos, taip pat turintis aštrų pjautuvą. Ir dar vienas angelas išėjo nuo aukuro, turintis valdžią ugniai. Jis stipriu balsu sušuko turinčiajam aštrų pjautuvą. Paleisk darban savo aštrųjį pjautuvą ir nukirsk žemės vynmedžio kekes, nes uogos jau prisirpo. Tada angelas numetė savo pjautuvą žemėn, nuskynė žemės vynmedį ir supylė vynuogės į didįjį Dievo rūstybės spaustuvą. Spaustuvas buvo minamas už miesto ir išsiveržė iš spaustuvo kraujas, pakildamas arkliams iki žaslų 1600 stadijų atstumu. 15 skyrius. Ir aš pamačiau danguje dar vieną didį ir įspūdingą ženklą - 7 angelus, turinčius 7 paskutinės negandas, nes jomis išsibaigia Dievo rūstybė. Aš išvydau tarsi stiklo jūrą sumaišytą su ugnimi ir nugalėjusiuosiu žvėrį, jo atvaizdą, jo ženklą ir jo vardo skaičių stovinčių su Dievo arfomis ant stiklo jūros. Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir avinėlio giesmę. Didingi ir nuostabūs tavo darbai, Viešpatie visagali Dieve. Teisingi ir tikri tavo keliai, šventųjų karaliau, kasgi nesibijotų tavęs, Viešpatie, ir nešlovintų tavojo vardo, juk tu vienas šventas. Visos tautos ateis ir pagarbins tave, nes apreikšti tavo teisų sprendimai. Paskui aš regėjau štai atsidarė liudijimo palapinė šventykla danguje ir išėjo iš šventyklos 7 angelai, turintys 7 negandas. Jie buvo apsivilkę tyrą spindinčią drobę ir persijuosę per krūtinės aukso juostomis. Viena iš 4 būtybių padavė 7 angelams 7 aukso dubenis, pilnus gyvenančiojo per amžius Dievo rūstybės. Šventykla prisipildė dūmų nuo Dievo šlovės ir galybės, ir niekas negalėjo įeiti šventyklon, kol nesibaigs 7 angelų 7 negandos. 16 skyrius. Ir išgirdau iš šventyklos galingą balsą, sakantį 7 angelams: Eikite ir išpilkite 7 Dievo rūstybės dumenis žemėn. Ir nuėjo pirmasis ir išliejo savo dubenį žemėn. Ir apniko piktos bei skaudžios voti žmonės, turinčių žvėries ženklą ir garbinančius jo atvaizdą. Antrasis angelas išpylė savo dubenį jūron ir ji tapo lyg numirėlio kraujas, ir visi gyviai jūroje išgaišo. Trečiasis angelas išliejo savo dubenį į upes ir vandens šaltinius, ir jie pavirto krauju. Ir išgirdau vandenų angelą sakant: Teisus tu, o Viešpatie, kuris esi ir kuris buvai, šventas, kad taip teisi. Jie praliejo šventųjų ir pranašų kraują, todėl duodi jiems gerti kraują taip, jie to verti. Aš dar išgirdau kitą nuo aukuro sakant: Taip, visagali Viešpatie Dieve, tavo nuosprendžiai tikri ir teisingi. Ketvirtasis angelas išpylė savo dubenį saulėn, ir jai buvo duotas vilinti žmonės ugnimi. Žmonės degino baisi kaitra, o jie keikė vardą Dievo, kuris turi valdžią šitoms negandoms, ir jie net gailavo, kad atiduotų jam šlovę. Penktasis angelas išpylė savo dubenį ant žvėries sosto, ir jo karalystė paskendo tamsoje, o žmonės krimto savo liežuvius iš skausmo. Jie piktažodžiavo dangaus Dievui dėl savo skausmų ir vočių, bet net gailavo dėl savo darbų. Šeštasis angelas išliejo savo dubenę į didžiąją Eufrato upę, ir jos vanduo išdžiūvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš rytų. Tada pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš netikrojo pranašo burnos išeinant 3 netyrasias dvasias tarytum varles. O tai yra demonų dvasios darančios ženklus, jos išeina pas žemės ir viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios visagalio Dievo dienos kovai. Štai aš ateinu kaip vagis.
Palaimintas, kas budi ir saugo savo drabužius, kad netektų vaikščioti nuogam ir jie nematytų jo gėdos. Ir subūrė juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Hermagedonas. Septintasis angelas išpylė savo dubenį į orą ir nuskambėjo iš šventyklos nuo sosto galingas balsas. Įvyko! Ir radosi garsai, griaustiniai ir žaibai, ir kilo didžiulis žemės drebėjimas, kokio nebuvo, kiek žmogus žemėje gyvena. Toks smarkus, toks galingas žemės drebėjimas. Didysis miestas suskilo į 3 dalis, ir tautų miestai sugriuvo, ir Dievas atsiminė didžiąją Babelę, kad jai duotų savo rūstybės ir įniršio vyno taurę. Ir pabėgo visos salos, ir nebeliko kalnų. Ledo gabalai talento svorio krito iš dangaus ant žmonių, žmonės keikė Dievą dėl ledų negandos, nes siaubinga buvo ši neganda. 17 skyrius. Tuomet atėjo vienas iš 7 angelų, turėjusi 7 dubenis, ir užkalbino mane sakydamas: Eikš, aš parodysiu tau teismą didžiosios paleistuvės, sėdinčios ant daugybės vandenų. Su ja ištvirkavo žemės karaliai ir jos ištvirkavimo vyno pasigėrė žemės gyventojai. Ir jis dvasia nunešė mane į dykumą, ir aš išvydau moterį sėdinčią ant skaisčiai raudono žvėries, pilno piktažodžiavimo vardų, turinčią 7 galvas ir 10 ragų. Moteris buvo apsivilkosi purpuru ir šarlachu, išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną savo ištvirkavimo šlykštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas - paslaptis, didžioji Babelė, ištvirkelių ir žemės šlykštybių motina. Mačiau tą moterį girtą nuo šventųjų kraujo ir nuo Jėzaus liudytojų kraujo. Ja matydamas aš stebėjausi. O angelas man tarė: Ko stebiesi? Aš tau pasakysiu paslaptį moters ir ją nešančią žvėries, kuris turi 7 galvas ir 10 ragų. Žvėris, kurį regėjai, buvo, bet jo nebėra. Jis ruošiasi išlipti iš bedugnės, tačiau eina į pražūtį. Žemės gyventojai, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje nuo pasaulio sutvėrimo, stebėsis, žiūrėdami į žvėrį, kad jis buvo ir jo nebėra. Ir jis vėl pasirodys. Čia reikia proto turinčio išminti. 7 galvos reiškia 7 kalnus, ant kurių sėdi moteris. Taip pat yra 7 karaliai, 5 žlugo, 1 tebėra, o 1 dar netėjo. Kai jis ateis, turės trumpam pasilikti. O žvėris, kuris buvo ir kurio nebėra, tai 8, bet 1 iš 7, ir jis eina į pražūtį. Tie 10 ragų, kuriuos matei, yra 10 karalių, kurie dar negavo karalystės, bet jie gaus valdžią kaip karaliai vienai valandai kartu su žvėrimi. Jie turi vieną sumanimą ir savo jėgą bei valdžią atiduos žvėriui. Jie kovos su avinėliu, bet avinėlis juos nugalės, nes jis yra viešpačių viešpats ir karalių karalius, ir su juo visi pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. Angelas toliau man sako: Vandenis, kuriuos regėjai, kur sėdi paleistuvė, yra žmonės, minios, tautos ir kalbos. Tie 10 ragų, kuriuos matei ant žvėries, jie ims nekęsti paleistuvės, apiplėš ją ir paliks ją nuogą, ės jos kūną ir ją pačią sudegins ugnyje, nes Dievas įkvepia jų širdis vykdyti jo sumanimą, vykdyti vieną sumanimą, atiduoti savo karalystę žvėriui, kol išsipildys Dievo žodžiai. Ta moteris, kurią regėjai, yra didysis miestas, valdantis žemės karalius. 18 skyrius. Paskui aš išvydau kitą angelą nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią valdžią. Žemė nušvito nuo jo šlovės, o ji šaukė galingai stipriu balsu: Krito didžioji Babelė, ji pavirto demonų buveinė, visų netirųjų dvasių pastogė, visų nešvarių ir nekenčiamų paukščių narvu. Nuo jos siautėjančios paleistuvystės vyno buvo girtos visos tautos, žemės karaliai su jie ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos. Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbiantį: Išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų, nes jos nuodėmės pasiekė dangų ir Dievas prisiminė jos piktadarystės.
atmokėkite jai, kaip ji jums mokėjo, ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus, dvigubai sumaišykite taurę, kurią ji jums maišė. Kiek ji puikavosi ir lėbavo, tiek jai paruoškite kentėjimo ir nuliūdimo, nes ji savo širdyje kalba: aš sėdžiu kaip karalienė, nesu našlė ir liūdesio nematysiu. Todėl vieną dieną ją apniks negandos, mirtis, gedulas, badas, ir ji bus sudeginta ugnyje, nes galingas yra viešpats Dievas, kuris nuteisė ją. Jos verks ir raudo žemės karaliai, kurie su ja ištvirkavo bei lėbavo, kai pamatys jos gaisro dūmus, stovėdami iš tolo, ir jos kankinimų išgąsdinti sakys: vargas, vargas, didysis mieste Babelė, galingasis mieste, per 1 valandą įvyko tavo teismas. Žemės pirkliai verkia ir gedi jos, nes niekas jau nebepirks jų atlukdytų prekių. Aukso, sidabro, brangakmenių, perlų, švelnios drobės, purpuro, šilko, šarlacho, jokios kvapios medienos, jokių dramblio kaulų dirbinių, jokių brangmedžio rakandų nei vario, geležies, marmuro, cinamono, kvapių augalų, miros, smilkalų, vyno, aliejaus, smulkių miltų, kviečių, galvijų, avių, arklių, vežimų, žmonių, kūnų ir sielų, vaisiai, kurių taip geidė tavo siela, nutolo nuo tavęs, visas puošnumas ir spindesys tau pražuvo, ir niekad jų neberasi. Tų daiktų pirkliai iš jos pralobę stovės iš tolo išsigandę, jos kankinimų verks, gedės ir sakys: vargas, vargas didžiajam miestui vilkėjusiam ploniausią drobę, purpuru, šarlachu išsipuošusiam auksu, brangakmeniais ir perlais. Per 1 valandą niekais virto šitokie turtai. Visi laivų vairininkai, visi pakrančių laivininkai, visi jūreiviai ir visi, kurie jūroje darbavosi, iš tolo sustoja ir stebėdami jos gaisro dūmų šaukia: kas galėtų lyginti su didžiuoju miestu? Jie bėrėsi žemės ant galvų, šaukė, verkė ir aimanavo: vargas, vargas didžiajam miestui, iš kurio prabangos pralobo tie, kurie turėjo jūroje laivų. Per 1 valandą jis virto dykynę. Džiūgauk dėl jo, dangau, ir jų šventieji apaštalai ir pranašai, nes dėl jūsų Dievas jį nuteisė. Tuomet vienas galingas angelas iškėlė akmenį, tarsi didelį girnakmenį, ir sviedė jį į jūrą, sakydamas: tokiu smarkumu bus nublokštas didysis Babelės miestas, ir jo nebebus galima rasti. Nebesigirdės daugiau tavyje arfininkų, giesmininkų, fleitininkų, trimitininkų balsų. Niekas neberas tavyje nė vieno jokio meno kūrėjo, ir nebesigirdės tavyje malūno dūzgimo. Tavyje nebešvies žiburio spindulys, niekas nebegirdės jaunikio ir nuotakos balso, nes tavo pirkliai buvo tapę žemės didžiūnais, nes tavo burtais buvo suvedžiotos visos tautos, ir tavyje buvo rastas pranašų ir šventųjų ir visų žemėje nužudytųjų kraujas. 19 skyrius. Paskui aš girdėjau danguje galingą didžiulės minios balsą skelbiantį: Aleliuja! Išgelbėjimą, šlovė, garbė ir galybė priklauso viešpačiui mūsų Dievui, nes tikri ir teisingi jo teismai. Jis nuteisė didžiąją paleistuvę, kuris suteršė žemę savo ištvirkavimu. Jis atkeršė už savo tarnų kraują pralietą jos rankomis. Ir dar kartą jie skelbė: Aleliuja! Jos dūmai rūks per amžių amžius. 24 vyresnieji ir 4 būtybės parpuolė ir pagarbino Dievą sėdintį soste sakydami: Amen, aleliuja. O nuo sosto nuskambėjo balsas: šlovinkite mūsų Dievą visi jo tarnai ir tie, kurie bijote jo, maži ir dideli. Ir išgirdau tarsi gausios minios balsą, lyg daugybės vandenų šniokštimą ar galingų griaustinių dundėjimą skelbiant: Aleliuja! Užviešpatavo viešpats Dievas visagalis, džiūgaukime ir linksminkimės ir duokime jam šlovę, nes atėjo avenėlio vestuvės ir jo nuotaka pasiruošė. Jai buvo duota apsirengti spindinčią tyrą drobę, o ta drobė tai šventųjų teisūs darbai.
Ir angelas sako man, rašyk, palaiminti, kurie pakviesti į avinėlių vestuvių pokylį. Jis pridūrė, šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai. Aš puoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti, bet jis man pasakė, žiūrėk, kad to nedarytum. Aš esu tarnas kaip ir tu ir broliai, kurie turi Jėzaus liudijimą. Dievą garbink, nes Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Ir aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas, ant jo sėdėjo raitelis vardu Ištikimasis ir Teisusis. Jis teisingai teisia ir kovoja, jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų, ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. Jis apsirengęs kraujyje permirkusiu drabužiu, ir jo vardas Dievo žodis. Paskui jį sekė dangaus kariaunos pulkai, ant baltų žirgų apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš jo burnos ėjo aštrus kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Jis valdys jas geležinę lazdą. Jis mina visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant jo drabužio ir ant strienų užrašytas vardas. Karalių karalius ir viešpačių viešpats. Aš regėjau angelą stovintį saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus vidurio. Skriskite šiandien į didžiojo Dievo pokylį ir leskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvųjų ir vergų, mažų ir didelių. Ir išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenės, susirinkusias kovoti su sėdinčiuoju ant žirgo ir juo kariuomenė. Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas. Jo akise darė ženklus ir jais klaidinę žmonės, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Jiedu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera, o visi kiti buvo užmušti kalaviju, einančiu iš raitelio burnos, ir visi paukščiai prisilėsė jų lavonų. 20 skyrius. Ir išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankoje bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. Jis nutvėrė slibiną senąją gyvatę, kuri yra velnias ir šėtonas, surišo jį 1000 metų ir įmetė į bedugnę, užrakino ją ir iš viršaus užanspaudavo, kad negalėtų daugiau suvedžioti tautų, kol pasibaigs 1000 metų. Po to jis turės būti atrištas trumpam laikui. Aš pamačiau sostus ir juose sėdinčiuosius, kuriems buvo pavesta teisti. Taip pat regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvas dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo ir neėmė ženklo savo ant kaktos ir rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi 1000 metų, o visi kiti mirusieji neatgijo iki pasibaigiant 1000 metų. Tai yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galios. Jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir valdys su juo 1000 metų. Kai pasibaigs 1000 metų, šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų gyvenančių 4 žemės kampuose, Gogo ir Magogo, ir surinkti jų kovai, jų skaičius kaip pajūrio smiltis. Jie pakilo ant žemės platumos ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimąjį miestą, ir nužengė ugnis iš dangaus nuo Dievo ir juos prarijo, o jų suvedžiotojas velnias buvo įmestas į ugnies ir sieros ežerą, kur jau yra žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius. Paskui mačiau didelį baltą sostą ir jame sėdintį jį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus ir nebeliko jiems vietos. Ir mačiau mirusius didelius ir mažus, stovinčius priešais Dievą, ir buvo atskleistos knygos, ir buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo mirusiuosius, o mirtis ir pragaras atidavė savuosius, ir kiekvienas buvo teisiamas pagal savo darbus. Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies ežerą, tai yra antroji mirtis. Kas tik nebuvo rastas ir rašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą. 21 skyrius.
Ir aš pamačiau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė pranyko, ir jūros daugiau nebebuvo. Ir aš, Jonas, išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo. Ji buvo aprengta kaip nuotaka, išpuošta savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą skambantį iš dangaus. Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens su jais ir jie bus jo tauta, ir pats Dievas jų Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus daugiau mirties nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus. Nes kas buvo pirmiau praėjo. Ir sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Jis sako man, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Ir jis man pasakė, įvyko, aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio. Nugalėtojas paveldės viską ir aš būsiu jo Dievas, o jis bus mano sūnus. Bet bailiams, netikėliams, nešvankeliams, žudikams, ištvirkeliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuriame dega ugnis ir siera, tai yra antroji mirtis. Tada prie manęs priėjo vienas iš 7 angelų, turėjusi 7 dubenis, pilnus 7 paskutiniųjų negandų, ir tarė man, eikš, aš tau parodysiu nuotaką avinėlio sužadėtinę. Ir jis nunešė mane dvasia ant didelio bei aukšto kalno ir parodė man miestą, šventąją Jeruzalę, nusileidžiančią iš dangaus nuo Dievo, žėrinčią Dievo šlove, jos švitėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krikštolas. Ji apjuosta didelė ir aukšta siena su 12 vartų, o ant vartų 12 angelų ir užrašyti 12 Izraelio giminių vardai. Nuo rytų pusės 3 vartai, nuo šiaurės 3 vartai, nuo pietų 3 vartai ir nuo vakarų 3 vartai. Miesto sienas turi 12 pamatų, ant kurių 12 avinėlio apaštalų vardai. Kalbantysis su manimi turėjo matą, auksinę nendrę išmatuoti miestui, jo vartams ir sienoms. Miestas išdėstytas keturkampiu, jo ilgis ir plotis lygus, jis išmatavo miestą nendrę ir rado 12 000 stadijų, jo ilgis, plotis ir aukštis lygus. Jis išmatavo jos sienas ir rado 144 uolektę žmonių mastu, tiek pat ir angelo mastu. Jos sienos sukrautos iš jaspio, o pats miestas iš gryno aukso, panašus į vaiskų stiklą. Miesto sienų pamatai papuošti visokiais brangakmeniais. Pirmas pamatas yra iš jaspio, antras iš safyro, trečias čelsadono, ketvirtas smaragdo, penktas sardonikso, šeštas sardžio, septintas krizolito, aštuntas berilo, devintas topazo, 10 krizoprazo, 11 hiacinto, 12 ametisto. 12 vartų, 12 perlų, kiekvieni vartai iš vieno perlo ir miesto gatvės grynas auksas, tarsi vaiskus stiklas, bet jame nemačiau šventyklos, nes viešpats visagalis Dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jame šviečia Dievo šlovė ir jo žiburys yra avinėlis. Ir išgelbėtos tautos vaikščios jo šviesoje, ir žemės karaliai atsineš į jį savo šlovę ir garbę. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties, ir į jį bus atnešta tautų šlovė ir garbė, ir ten niekados nepateks kas netyra, joks nešvankelis ar melagis, o tik tai tie, kurie įrašyti avinėlio gyvenimo knygoje. 22 skyrius. Jis parodė man tyrą gyvenimo vandens upę, tvaskančią tarsi krikštolas, ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Viduryje miesto gatvės vietoje ir kitoje upės pusėje augo gyvenimo medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tautoms gydyti. Ir nebus daugiau jokio prakeikimo, mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas, ir jo tarnai tarnaus jam. Jie regės jo veidą ir jų kaktose bus jo vardas. Ten nebebus nakties,
Jiem nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies ir jie viešpataus per amžių amžius. Tuomet jis man pasakė, šie žodžiai patikimi ir tikri, viešpats šventų pranašų Dievas atsiuntė savo angelą parodyti savo tarnams, kas turi įvykti netrukus. Štai aš veikiai ateinu, palaimintas, kas laikosi šios knygos pranašystės žodžių. Aš, Jonas, visą tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs puoliau po kojų angelui. Visą tai man parodžiusiam, norėdamas jį pagarbinti, bet jis man pasakė, žiūrėk, kad to nedarytum, juk ir aš esu tarnas, kaip ir tu ir tavo broliai pranašai, ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių, Dievą garbink. Jis man sako, neužanspauduok pranešiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. Neteisusis toliau tesielgia neteisiai, kas susitepęs te susitepa dar daugiau, teisusis toliau te vykdo teisumą ir šventasis dar te pašventėja. Štai aš veikiai ateinu ir mano atlygis su manimi, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo darbus. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, pirmasis ir paskutinysis. Palaiminti, kurie vykdo jo įsakymus, kad įgytų teisę į gyvenimo medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. O lauke lieka šunys ir burtininkai, ištvirkeliai ir žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums tai paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovido šaknis ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė. Ir dvasia ir sužadėtinė kviečia, ateik, ir kas girdi, te atsiliepia, ateik. Ir kas trokšta, te ateina, ir kas nori, tesisėme dovanai gyvenimo vandens. Aš sakau kiekvienam, kuris girdi šios knygos pranašystės žodžius. Jeigu kas prie jų ką pridės, Dievas jam pridės aprašytų šioje knygoje negandų. Jeigu kas atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių, Dievas atims jo dalį iš gyvenimo knygos ir šventojo miesto, kurie aprašyti šioje knygoje. Tas, kuris šitai liudija, sako, taip, aš veikiai ateinu. Amen. Taip, ateik viešpatie Jėzau, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė su jumis visais. Amen.